padarėm saustėjų cukinijų lauką, čia žolė iki pažastų. Balos irgi panašiai. Va tokios va. Eina savo cukinijos vandenį. Nu ja. Na ja. Atsivežiau tokio mulčio. Tai mes kai krūmus išpjovėm ten, kur tvenkinį kasėm. Ten buvo krūmynai tokie saugi ir juos sumulčiavom. Tai jie va taip jau pradėjo pūti maišuose, kurie degraduoja. Tai tie maišai, nu žodžiu, bus reikalų. Net nežinau, nuo ko pradėti. Bala. Nieko, kitą savaitę jau likti biški sausiau žada, tai slidu. Pradėsiu nuo šitų didžiųjų cukinijų ir va čia va tą pievą reikia susitvarkyti. Blogai. Blogai. Na, mūsų cukinijos regis jau pasiekė tą dydį, kurį turėjo pasiekti prieš kokį mėnesį. Visai dabar žiūriu, kad turbūt tokio atstumo jos susodintos būtų buvę gerai, jeigu būtų visos prigijusios. Ten mažyčių jau yra, kurias reiks jau skinti netrukus. Tai smagu. Tai tiek turim gražių. Ar tikit laumėm? Šiandien aš esu visiška pelkių laumė. O taip va. O, užstrigo. Aišku, man kilo klausimas, turbūt ką aš čia darau toj apžėlusiai pelkiai. Tai jo, raviu. Cukinijos mūsų irgi ne kažką. Žydi. Tokios baseinuose. Žodžiu. Tai smagumo. Ar kas iš jos bus, kaip jam atrodo, aišku, kad nieko. Rugpjūčio mėnesį. Man buvo tokios. Išlindau už cukinijų, kadangi jau ten priejau tokią vietą, kur tiesiog nebeįmanoma ravėti, nes, baloj stovėti reikia. Nu ir tiesiog labai nemalonu, nes kojos įklimsta labai giliai, žodžiu, reikia, kad išpradžiūtų. Sakau, einu į avietės, ten truputėlių turėtų būti geriau. Tai žodžiu. Tai parodysiu. Tai čia buvo ką tik toks niurkt. O dieve, ir abiem kojom, žinokit, galvau, kad neišlipsiu. Šakės. Ten toliau gal nebus. Aš aišku, čia taip stojau drąsiai ant tos vietos, kur... Lipo dabar man šiandien, tai tas šlas sukroksa. Ant tos vietos, kur frezuota. Minkšta žemė, bet tokia išplovė. Nu, žiauri liūtis buvo. Ai. Gal neužmirko. Labai. Jau žodžiu, viskas gana lietaus, nebereikia. Būkit geri, pasakykit danguje ten kažkam, kad jau gana. Dabar jau reiktų kokių 2 savaičių be lietaus. Būtų labai fainai. Nes reikia pradžiūti. Ko čia viena nabagė nuolpus tokia. Kasgi tau čia atsitiko? Išrovėm turbūt mes tave, ne? Ar vėdami? Gerai, pasodinsim tuoj pat. Tuoj pat pasodinsim. O, dievai. Nu, bet va kaip daug uogyčių užmezgus. Bet panašu, kad bus mažos labai. Kažkokios tai. Nu ne, visgi nelabai aš čia paravėsiu tose vietose, nes nelabai pasiekiu per tą nefrezuotą dalį. O jeigu tik biškį ją įlipu, tai šakės grimsti žemyn. Įgriuvo. Pukšt, 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 pukšt. O ne. Oh my god. Kodėl? Kodėl? Iš kur dabar čia tų žemių jau nušpilti? Per visą turbūt bus, va ten net palinkusio vietę matosi. Bet koks dangus. Karoči, turbūt vėl lis, nes griaudžia iš tos pusės.
Ai, tiesa, šiandien buvo mechanikai jau staisę mūsų mulčerį, tai yra žolės smulkintuvą. Tai jau bus galima, kai tik galėsim įvažiuoti su traktoriumi, nes dabar važiuokit. O taip va. Tai traktorius čia smegs, nes sakiau, nėra užmirkimo. Nu, yra vis tik. Ir iš karto gelsta. O tos dvi iš vis tokios nupiepusios. Kažkaip reikės gal pakelt šitą vietą, kad nes va ten kaip nuolydis toksai gaunasi į pakalnę, tai labai gerai nubėga viskas. Na kągi, jau rugpjūtis, tai galim pagaliau tvarkyti savo žalinimą, nes jisai jau ir nužydėjo, ir pražydėjo, ir peržydėjo. Na žodžiu, jau čia auga ne tik žalinimas, bet kaip matot, už manęs ramunių pieva. Ramunių mes tikrai nesijam, bet jos sėkmingai žydi. Tai dar norim dabar biškį nusišienauti tarpuvagius tarp aviečių. Ir tada jau Tautvydas kips į žalinimą, tai planuojame mes jį irgi pirmą susmulkinti su žolės smulkintuvu ir tada jau įterpti į dirvą. Kaip įterpti dar galvojam, turim ir plūgą, bet jis yra toksai senas ir mažas, tai nežinau, Tautvydas sako, labai ilgai truksiu, kol aš jį aparsiu su juo, gal su freza, gal su kultivatorium. Žodžiu, idėjų, minčių daug, pasibandysim kaip geriau, norisi padaryti geriau, tai bandysim įvairiais variantais. Buvau nuėjusi prie cukinijų pažiūrėti, tai po užmirkimo gelsta lapai. Pačių cukinijų yra keletas, nusiskinsiu aš šiandien važiuojant namo. Dar palindau po plėvelę pas kopūstus. Truputėlį išsigandau, nes jie tokie nekokie. Nuvytę, nežinau, kaip pašutę. Bet dabar pagalvojau, vakaras yra, tai mes kai juos buvom nusidengę ravėt, tai jie vakare irgi mums nuleipo taip visai. Tai gal čia normalu? Nežinau. Sunkus metai mums šiemet. Nu, bet yra kaip yra. Gerai, aš lekiu į avietės, nes reikia mums pasibaigti tą ravėjimą pasidaryti. Nu, aišku, dabar šienavimas, žolės smulkinimas, tai čia pasako be galo, bet dar šią savaitę laukiam svečių ūkyje. Tai jau greičiausiai su kitu video parodysiu ir papasakosiu plačiau. Oh my god, ką radau! Oh my god, ką aš radau! Pažiūrėkit. Neįtikėtina. Tai šį kartą aš atsisveikinu. Kitą savaitę bus daugiau įvykių, daugiau naujienų. Kaip jau sakiau, lauksim svečių. Tai papasakosiu kitą savaitę viską. Šiam kartui tiek. Iki.